Organizmo normavimas per mažąsias smegenėles. Kai transcendentas pradeda sklisti į fizinį pasaulį, žmogaus viduje suskamba žodžiai. Pradžioje buvo žodis, ir Dievas turėjo žodį, ir žodis buvo Dievas. Tokia yra pasaulio sukūrimo seka ir tvarka. Sąmonė nuskaitė žodį Dievas ir jis atspindi B raidėje ateities tikslas, sūnus, kuriame tėvas, O sferinė šventosios dvasios konstanta, tuštumos veidrodis. G yra veiksmažodis, vidinio pasaulio balsas, koreliuojantis su Dievo tėvo be pradžios pradžia. Ir visa tai yra kartu dangiškosios trejybės simbolis. Bioląstelė, kurioje monopolija niekada netampa monopolija. Kondalini blyksnis sujungia smegenis su trečiosios akies sritimi per energijos tiltą. Rezultatas koordinuotas dešiniojo ir kairiojo smegenų pusrutulių darbas. Kai tai pasiekime, žodžiai įgauna naują Jėzaus reikšmę. Tu esi pasaulio šviesa. Smegenėlės yra tarsi kūno biokompiuteris. Jame yra kūno matricos. Taip pat yra ašis, kuri stabilizuoja dvasinio kūno padėtį. Jei jis išlinksta, sąmonės bioekrane atsiranda klajojantis impulsas, kuris sukelia trukdžius bendraujant su visų mikro ir makro pasauliu. Norėdami tai ištaisyti, vėl turime sutelkti dėmesį į smegenų smegenėles, bet ne tik sąmatinėme, bet ir subtiliame materialiame lygmenyje. Žmogus gyvena ateities viltimi, bet pirmiausia turime normalizuoti dabartį. Smegenėlių ląstelių struktūros sutrikimai sukelia nekontroliuojamą matricų sukibimą ir dėl to atsiranda sistemingų gedimų fizinėje aplinkos laiko sutvarkyme į dabarties gyvenimo pojūčius, kur žmogus yra visiškai laisvas ir gali pasireikšti savo buvimu sąmonės įspaustame pasaulyje. Ir gauname užduotį atkurti visas kūno sąveikos santykių sistemas, visas matricinės struktūras ir energetinį tinklą pagal smegenėlių standartą. Energetinėme tinkle visų pirma būtina atkurti geležies dvivalentę normą kaip labai smulkų dieviškosios meilės auksinio tinklelio komponentą. Toliau reikia normalizuoti kalcio, sidabro, aukso, vanadžio kiekį organizme. Kai tai padarysite, pradės švytėti 12 erdvių laiko sektorius, kuris pervedamas į materijos struktūrą, kurioje materija yra jausmų atminties erdvė. Viskas kūne turi būti normalizuota pagal šį 12 sektorių, psalterį sektorių po sektoriaus. Atkurti harmoninę sistemą, hipotalamus, talamus, hipofizę, kankorėžinę liauką, skydliaukę. Mes žiūrime į energijos ašies projekciją, iš kurios išvalome kitų žmonių neigiamas energijas, šaliname pakitimus energetinėje ašyje ir kaip išvalysite, iškart pastebėsite, kaip išnyko stuburo problemos. Tegul tai būna per amžius ir iki begalybės. Fiksuoju rezultatą pagal visus realybės objektus, kūrėjo šviesoje sielos fone ir pervedu šią valdymo sistemą į nepertraukiamą valdymą nuo šiandien iki begalybės. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.